šiuolaikinėme mene menininkai visą laiką diskutuoja su kitais menininkais, su kitų menininkų kūryba, su kitų menininkų kūriniais, su kažkokiom platesnėm kultūriniam situacijom. Tai vat šitoj salėje labai tos tokios potekstės yra labai ryškios. Ir mes pradėjome ekspoziciją nuo ankstyviausio Evaldo kūrinio, kai jis dar buvo studentas Vilniaus dailės akademijoje. Jie toks dėstė, labai puikus dėstytojas ir puikus žmogus Balys Pakštas, jis dėstė tapybos technologijas. Ir visiems tapytojams, neatsimenu, pirmame ir antrame kurse mums tame tarpe būdavo užduotis nutapyti autoportretą senosiomis klasikinėmis tapybos technikomis. Tai čia ir matome tą ir autobiografinę paralelę tokią studento, jinai tarsi užduotis. Aišku, šiuolaikiniams studentams, įskaitant ir mane, sunkiai sekdavosi tos senovinės technikos, tai čia irgi tokia jinai sąlygiškai senovinė, bet psichologinė prasme galime pamatyti, kaip čia 92 metų autoportretas, tas toks požiūris į save, tokio jaunuolio, svajingo, gal net šiek tiek drovaus. Ir jeigu jau pasižiūrėtume į nelyguosius jo autoportretus, kokie dėmesio psichologija, tokie tiesiog drastiška, labai saviironiška, aštrų požiūrį. Ir kitas dalykas, tos kultūrinės potekstės diskusijos su kitais menininkais, su kitais kūriniais, tai va šitoj salėje jos tokios sodriausiai matosi. Nes praktiškai bet kurį kūrinį paėmus, tai yra tarsi diskusija arba citata į kitus kūrinius, į kitus menininkus. Aš chronologinę tvarką nevardinsiu, bet pavyzdžiui, tas su didelėm ausim Asilo, net ir kiaulės ausis. Tai čia yra aliuzija į tokio amerikiečių šiuolaikinio menininko Evaldo bendraamžio Matthew Barney kūrybą. Matthew Barney yra garsus videomenininkas ir jo vienas gražiausių kūrinių. Jis yra tokios pasidaręs tokių personažų irgi su kiaulės ausimis, tokio pusiau gyvūnų, pusiau žmogumi. Jis yra sukūręs garsių video kūrinių, kai Evaldas tarsi apeliuoja į tą menininką. Pavyzdžiui, šitas kūrinys, kur apsikabinę du vyriškiai, tai yra vėlgi nuoroda, biblinė nuoroda į sūnų Palaidūną, sūnaus Palaidūno sugrįžimas. Ir ypač vakarų tapybos istorijoje labai ta tema tokia yra, tapytojų buvo mėgiama. Galime prisiminti kokį Rembranto garsųjį tą ciklą Sūnaus Palaidūno sugrįžimas arba netgi Antano Gudaičio, mūsų lietuvių tapytojo, vieno garsiausių 71-72 metais nutapytas ciklas Sūnus Palaidūnas. O Evaldas šiuo atveju vėlgi, bent jau kaip jis pasakojo, taip su tokia ironija įpina savo autobiografinę liniją, kadangi čia yra, tai mus žiūri, kiek suprantu, Evaldo tėvas, o Evaldas sakė, kad jie su tėvu tarsi ir nelabai sutarė visą laiką. Ir čia Evaldas taip ironiškai nutapė tokį tarsi susitaikymą. Ir beje, jis labai įdomiai išsprendė prasminę ir kompozicinę prasme šitą paveikslą, kadangi jis jį pristato kaip autoportretą, bet pačio Evaldo mes nematome. Mes matome jo tėvą, kaip gudriai žiūrintį į žiūrovą, o pats menininkas yra tarsi pasislėptas, bet tai yra kartu ir jo autoportretas. Ir čia panašus yra sprendimas, kad šitame paveiksle irgi vadinasi muziejuje. Evaldas jį irgi būtinai norėjo rodyti kaip autoportretą, kadangi čia galime, kas jį pažįsta iš nugaros ir beretės pažinti, patį Evaldą, kuris vėlgi nusisukęs nugarą ir mes tą autoportretą tarsi turime įsivaizduoti iš jo povizos ir taip toliau, o centrinę vietą užima
vat, paveikslas, kurį jis apžiūrė, o tas paveikslas vėlgi yra ne šiaip paveikslas, o garsaus lietuvių tapytojo mirusio Algio Skačkausko paveikslas Duobkasiai ar Pakalnutės, ten yra keli jo pavadinimai. Tai čia vėlgi toks yra ir autoportretas, ir aliuzija, diskusija su kitais menininkais, nes Evaldas sakė, kad Skačkauskas jam irgi kaip tapytojas, kaip kolega labai imponuoja, jis yra Skačkausko kūrybos gerbėjas. Pavyzdžiui, va tas su keturių autoportretas vėlgi yra asmenukė, kai Evaldas buvo viešėjo New York'e, jisai, jeigu neklystų, buvo MoMA muziejuje ir nusifotografavo prie tokio amerikiečių garsaus popmenininko Jaspero Joneso paveikslo. Yra tokios garsios serijos, kur Jasperas Jonesas yra nutapęs Amerikos vėliavas. Ir Evaldas tarsi tą autobiografinę detalę paverčia autoportretu. Vėlgi diskusija su kitais menininkais, su kita kūryba, kitų menininkų kūryba, bet čia vėlgi yra autoportretas jo ir citata yra praktiškai Polio Gogeno XIX amžiaus simbolisto paveikslo parafrazė, kadangi Gogenas yra nutapęs 1888 metais tokį paveikslą, kuris vadinasi Vizija po pamokslo, tik tai tame paveiksle čia buvo tokia eilė moterų, kurios irgi mato tarsi viziją religinę, kaip Jokūbas kaunasi su angelu, irgi biblinis motyvas. Tai Evaldas tą Polio Gogeno paveikslą pasiėmė visą tą struktūrą, išvalė dalį tų žmonių, figūrų ir įdėjo save, tokį jau tarsi savo asmeninį pasakojimą. Įpynė tą dailės istorijos pasakojimą tarsi į savo paties autobiografiją. Tai čia irgi yra tokia diskusija su kitų menininkų kūryba. Šitas irgi paveikslas yra tokia vėlgi reagavimas į tam tikras politinės realijas, nes čia fone matome austrų secesijos atstovo Gustavo Klimto paveikslą, man atrodo, jis vadinasi Gyvenimas ir mirtis, 20 amžiaus pirmos pusės ar 19 pabaigos, tiksliai neatsimenu. Ir Austrijos muziejuje Vienoje 22 metais ekologiniai aktyvistai apliejo tą paveikslą tokių juodų skysčių. Ir nuotrauka yra tokia garsi per spaudą išpopuliarėjusi kaip apsauginis tą aktyvistą, o taip laiko. Tai Evaldas vėlgi tokia sukūrė parafrazę, vietoj to aktyvisto nutapęs save, tarsi įdėjo jau į tam tikrą kultūrinę, sociologinę situaciją. Ir vėlgi toks yra parafrazės, citavimas, diskutavimas jau su kitais kultūriniais, ideologiniais, socialiniais turiniais. Šitas paveikslas čia jau yra realijos iš COVID pandemijos, nes jeigu matote, Pfizeris, korporacijų, kurios gamino vakcinas, užuominos į tas korporacijas, o Evaldas, kiek žinau, yra pats toks truputėlį gal prie antivakserių, tai jis va taip kritiškai vėlgi per save, per savo autoportretą išreiškė savo požiūrį į tos politinius dalykus, į tą pandemiją, į diskusijas, ar tuo laiku buvo demokratija užgniaužta, ar nebuvo, ar taip reikėjo daryti, ar nereikėjo. Ir jis taip ironiškai pavadino tą paveikslą, aš tikiu, mokslu, tokio tarsi vėlgi labai jaučiasi sarkazmas. Vienintelis gal paveikslas, kuris nėra toks tiesiogiai citatos ar tiesioginė diskusija su kitais menininkais, tai va šitas, bet čia jis toks yra, kaip Evaldas aiškino, simbolizmas tame, kad Evaldas per 30 metų susikūrė tokį įvaizdį šiuolaikinio meno Lietuvos sistemoje, tokio kaip enfant terrible, tokio
nepageidaujamo skandalisto ir taip toliau ir taip toliau. Ir jis visą laiką pats, kaip sakė, blaškosi tarp to įvaizdžio, tarp klouno ir tarp rimto menininko. Jis pats nežino, kuris nugali, ar tas įvaizdis susikurtas to drastiško, tokio skandalisto, ar po to įvaizdžių slypinčio, po to įvaizdžio esančio to jautraus gana žmogaus menininko asmenybė. Tai čia ir nutapė kaip Jansas klounas, bet tas uodega smauglys toksai smaugia Jansą menininką. Tokia simbolinė parafrazė viso to.